Labadiena, bičiuliai, labadiena mano patreonai, mano paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai ir svečiai. Šiandieną gegužės 23, ketvirtadienis. Ir šiandieną noriu skirti šiek tiek laiko tokio, manau, daliai jūsų tikrai ir aktualaus, ir daliai jūsų įdomaus klausimo aptarimui, o būtent šiandieną kalbėsiu apie karo padėties paskelbimą, apie mobilizaciją ir kitą su tuo susijusi dalyką, tai yra civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarymą. Kodėl ta tema yra pasirinkta aptarimui? Pirmiausia, priežastis yra viena tai, kad mes nuolat kiekvieną dieną, kaip sakoma, 24 valandas per parą girdime nuolatinį gąsdinimą, visuomenės bauginimą tuoj neišvengiamai prasidėsiančių karų. Ir kita priežastis yra tai, kad aš sulaukiau per pastaruosius turbūt 3-4 mėnesius, sulaukiau nemažos dalies jūsų laiškų, kuriuose jūs prašote paaiškinti, išaiškinti mano jau minėto civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarymo klausimą. Bet dabar apie viską iš eilės. Aš medžiagą pasiruošiau ir paruošiau jums išdėstyti taip, kaip yra tie klausimai sureguliuoti teisės aktais, bet iš karto noriu pasakyti, kad klausimas yra pakankamai komplikuotas ir viena priežastis, dėl kurio šis klausimas yra komplikuotas, arba šitą klausimų, galbūt taip reikėtų tiksliau sakyti, šitą klausimų grupė yra komplikuota, tai yra tai, kad tuos klausimus reguliuoja ne vienas įstatymas, ne vienas ir net ne du įstatymai ir visa eilė dar po įstatyminių teisės aktų. Aš paminėsiu tik tai kelis pagrindinius įstatymus, neminėdamas žemesnės pakopos teisės aktų. Tai būtų konstitucija, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas, karo padėties įstatymas, iš dalies nepaprastosios padėties įstatymas, toliau krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas, karo prievolės įstatymas. Tai čia būtų tokie, dar ką būtų galima paminėti. Čia mes štai karo padėties įstatymą, pavyzdžiui, aš jau minėjau, vienas iš tų įstatymų yra karo padėties įstatymas, kuriame yra pasakyti, kad taikant karo padėties įstatymą dar reikia vadovautis krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymų, tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymų, vadovybės apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymų, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymų, Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymų. Tai čia vien tik tai yra tie įstatymai, kurie didesnė ar mažesnė apimtimi reguliuoja tą klausimų grupę, kurią aš šiandieną kartu su jumis ir noriu aptarti. O pagrindiniai mūsų klausimai, kaip aš minėjau, kuriuos mes šiandieną kartu su jumis aptarsime, tai yra karo padėties paskelbimas, mobilizacijos paskelbimas, ar yra koksai ryšys tarp karo padėties įvedimo ir mobilizacijos paskelbimo, koks yra santykis tarp šių procedūrų. Ir vienas išvestinis klausimas, daugiau dominantis įmonėse, įstaigose, organizacijose dirbančius tam tikrus darbuotojus,
Tai yra civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarimo klausimas. Labai daug teorijos nebus, bet tiek, kiek, manau, jums reikalinga yra žinoti, taip dėl bendro supratimo, tai aš tam tikrus dalykus paminėsiu. Tai ir pradėkime nuo to, kad pasiaiškinsime, kas įveda Lietuvos Respublikoje karo padėtį ir kas turi teisę paskelbti mobilizaciją. Tai atsakymas į šitą klausimą glūdi mūsų Konstitucijoje, kurioje yra nustatyta, kad karo padėtį skelbia arba tiksliau karo padėtį įveda ar skelbia, čia skirtumo nėra. Karo padėtį skelbia arba mobilizaciją skelbia Seimas arba prezidentas, jeigu tokį sprendimą yra būtina priimti nedelsiant, pavyzdžiui, ginkluoto užpuolimo atveju, tai sprendimą dėl karo padėties paskelbimo arba mobilizacijos paskelbimo, arba dėl karo padėties paskelbimo ir mobilizacijos paskelbimo priima prezidentas. Bet prezidentas šitą sprendimą priima tik tai ginkluoto užpuolimo atveju. Tai yra, kaip minėjau, kai yra būtina operatyviai reaguoti į susidariusią situaciją, nes Seimui susirinkti į posėdį yra kur kas greitai susirinkti, operatyviai susirinkti į Seimo posėdį yra sudėtinga. Tai prezidentas savo dekretu gali tą klausimą išspręsti pakankamai operatyviai ir jeigu jau yra ginkluotas užpuolimas, jis priima dekretą, kuris yra teikiamas artimiausiam Seimo posėdžiui, tam, kad tas klausimas būtų patvirtintas arba atmestas, nes Seimas gali ir nepritarti prezidento, priimtam sprendimui dėl karo padėties paskelbimo arba mobilizacijos paskelbimo. Visais kitais atvejais, tai yra neginkluoto užpuolimo atvejais, karo padėtį skelbia arba mobilizaciją skelbia, arba karo padėtį skelbia ir mobilizaciją skelbia Seimas. Dabar jums besiklausant, galbūt, jeigu kas atidžiai žinoma klausėtės, iš karto gal ir iškilo klausimas, o kaip čia gali būti karo padėties paskelbimas neginkluoto užpuolimo atveju. Tai pasirodo vis tik tai, kad teisės aktai mūsų yra sureguliuoti taip, čia dar galima bus atskirai apie tai pakalbėti, ar tai neprieštarauja Konstitucijai, aš paminėsiu tą dalyką, bet dabar, jeigu iš eilės, tai mobilizacijos, tai yra karo padėties įstatyme, yra numatyta, kad Seimas karo padėtį skelbia tada, skelbia ginkluoto užpuolimo atveju arba kai reikia vykdyti valstybės prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Čia tokia, sakyčiau, labai slidi vieta, nes, ką tai reiškia tarptautinių įsipareigojimų vykdymas? Čia vėlgi. Ką reiškia tarptautinių įsipareigojimų vykdymas ir kodėl turėtų būti mūsų valstybėje, visoje jos teritorijoje arba dalyje jos teritorijos skelbiama karo padėtis, jeigu nėra ginkluoto užpuolimo, arba kitaip tariant, jeigu reikia vykdyti kažkokius tai tarptautinius prisiimtus įsipareigojimus. Aš suprantu, kad mobilizacija gali būti skelbiama tuo atveju, kai reikia vykdyti tarptautinius valstybės prisiimtus įsipareigojimus. Taip? Dėl pagalbos, sakykime, kitai kariaujančiai valstybei, kad mobilizuoti valstybės
materialinius resursus arba tuos materialinius resursus gaminančias organizacijas ir panašiai. Bet valstybėje įvedinėti karo padėtį dėl to, kad reikia vykdyti kažkokius tarptautinius įsipareigojimus, man tai atrodo šiek tiek keista, bet tai yra numatyta karo padėties įstatyme. Ir kodėl aš sakiau, kad mano galva tai prieštarauja konstitucijai, nes štai konstitucijos 142 straipsnėje yra pasakyta taip. Seimas įveda karo padėtį, kablelis, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, kablelis, priima sprendimą panaudoti ginkluotasias pajėgas, kai prireikia ginti tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Tokia bendra nuostata yra Konstitucijoje ir ta konstitucinės nuostatos, šitos konstitucinės nuostatos 142 straipsnio pirmos dalies, ta pabaiga, kaip prireikia ginti tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus, mano galva yra taikytina sprendimui, Seimo sprendimui panaudoti ginkluotasias pajėgas. Panaudoti ginkluotasias pajėgas, tai yra suprantama, kad jeigu yra kažkokie valstybės prisimti tarptautiniai įsipareigojimai, pavyzdžiui, dalyvauti kažkokiose tai tarptautinėse karinėse misijose arba taikos palaikymo, kaip yra demokratinėme vakarų pasaulyje priimta vadinti misijose, tai Seimas priima sprendimą panaudoti ginkluotasias pajėgas, būtent kai reikia vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Bet šalyje paskelbti karo padėtį, nesant ginkluoto mūsų valstybės užpuolimo, o dėl to, kad reikia vykdyti tarptautinius valstybės įsipareigojimus, man praktiškai sunkiai įsivaizduojama yra tokia situacija. Man sunkiai yra įsivaizduojama tokia situacija. Bet čia mes dabar kalbam, aš dar turbūt nepasakiau svarbaus dalyko. Mes kalbame apie teisės aktus, kurie, praktikoje, konkrečiai, jeigu kalbam apie, taip sakykime, karo padėties įstatymas, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas, tai va šitie du teisės aktai, tai yra iš esmės teisės aktai, kurie nebuvo dar išbandyti praktikoje. Tai kalbam tik tai taip labai grinam teorinėme lygmenyje, o kaip jie būtų taikomi praktikoje, šią minutę yra pakankamai sunku pasakyti. Ir aš nebūčiau garantuotas dėl to, kad jie bus taikomi preciziškai, tiksliai ir teisingai, taip kaip yra tie klausimai sureguliuoti netgi ir tuose įstatymuose. Ir kodėl aš taip sakau? Nes visai nesena patirtis rodo, kad mes turėjome tą 20 metais paskelbtus karantinus, tą vadinamą pandemiją arba plandemiją, kaip aš vadinu. Tai tuo metu mes turėjome ką? Turėjome civilinės saugos įstatymą, kuris beje praktikoje buvo taikomas. Ir anksčiau, aš turiu omeny, ekstremaliųjų situacijų paskelbimas. Nereikia manyti, kad ekstremalioji situacija pirmą kartą mūsų šalyje buvo paskelbta 20 metais prasidėjus COVID pandemijai. Ne, ekstremaliosios situacijos pagal civilinės saugos įstatymą būdavo skelbiamos ir anksčiau. Tai dėl įvairių ten gaisrų ir kitų ekstremalių įvykių. Ir turėjome užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, kuriame buvo prašytos karantino paskelbimo procedūros. Karantinas taip pat buvo skelbiamas ir anksčiau, tik tai ne visos valstybės mastu, o lokaliai atskirose teritorijose. Bet kai įvyko tas toks tikrai, kaip čia, globalus reiškinys, tai yra COVID
COVID pandemija visos, ne tik mūsų, aišku, valstybės, bet viso pasaulio mastu, mes akivaizdžiai pamatėme, kaip čia švelniau pasakyti, iškreiptai buvo vadovaujamas, arba tiksliau, kai buvo nesivadovaujama tuo pačiu civilinės saugos įstatymu, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu. Vyriausybė užsiėmė visišką, kaip čia pasakyti, visiškai improvizavo taip, kaip jai atrodė reikalinga tuo metu improvizuoti. Ir tiesiog ten gal ir buvo, aš negaliu sakyti, kad nebuvo bandoma vyriausybės sprendimų, operacijų vadovo sprendimų, nebuvo bandoma argumentuoti, pateisinti mano minėtais įstatymais, civilinės saugos įstatymų, užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės įstatymų, bet visa tai buvo tik tai bandymai. Bet jeigu realiai pasižiūrėti tuos sprendimus iš esmės, tai buvo plika akimi matyti, kad jie prieštarauja. Įstatymai prieštarauja galų gale konstitucijai. Tai grįžtant prie karo padėties įstatymo, prie mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo taikymo, kaip šitie įstatymai būtų taikomi praktikoje įvykus, pavyzdžiui, ar ginkluotam užpuolimui, arba nebūtinai ginkluotam užpuolimui, nes mes jau dabar išsiaiškiname, kad pagal karo padėties įstatymą pasirodo, karo padėtis gali būti paskelbta mūsų šalyje Seimo sprendimu net ir nesant ginkluoto užpuolimo. Tai yra, kaip minėjau, vykdant arba prireikus vykdyti kažkokius tai valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Ir dėl to aš sakau, nesu tikras, kaip mūsų institucijos kontroliuojančios ar turinčios kontroliuoti šitų įstatymų vykdymo laikymasi, kaip jos realiai reaguotų ir kaip tiksliai būtų laikomas tos visos tvarkos. Bet bandykime aiškintis pagal tai, ką turime šiandien dieną. Tai dėl mobilizacijos, tai dėl karo padėties paskelbimo. Tai mobilizacija beje taip pat pagal mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymą taip pat yra skelbiama dviem, arba gali būti skelbiama dviem atvejais, kai prireikia ginti tėvynę arba kai prireikia vykdyti valstybės prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Dabar gal tada iš karto einam prie civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarimo. Šitas klausimas yra aktualus tam tikrų, nesakau, kad visų, bet tam tikrų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams. Ir tikrai žinau, kad dalis jūsų jau yra gavę atitinkamus dokumentus pasirašymai, bet apie viską iš eilės. Civilinis mobilizacinis personalo rezervas, kaip tai yra apibrėžta įstatyme, yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių veikla yra būtina mobilizacijos planuose numatytų užduočių vykdymui. Civilinis mobilizacinis personalo rezervas nėra naujas dalykas įstatyme, jisai galioja įstatyme. Toks rezervas pagal įstatymą yra numatytas nuo 2011 metų Liepos 1 dienos. Ir civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarimo klausimas po įstatyminiu teisės aktu buvo sureguliuotas 2012 metų birželio 6 dieną Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Taigi tai nėra naujas dalykas, tai yra jau daugiau negu 10 metį. Tokie, pavadinkime taip, dariniai kaip civilinio mobilizacinio personalo rezervas, jie teisės aktuose figūruoja, jie egzistuoja ir
tiesą sakant, aš neturiu informacijos, nežinau, ar 2012, 2013, vėlesniais metais įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams buvo įteikiami pasirašymai tokie dokumentai kaip supažindinimo su įtraukimu į civilinio mobilizacinio personalo rezervą aktai. Nes tokie dokumentai, kaip minėjau, nuo 2012 metų jie teisės aktuose yra numatyti, kad darbuotojas, kuris yra įtrauktas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, jisai su funkcijomis, kurias turės atlikti mobilizacijos metu, privalo būti supažindintas pasirašytinai pagal vyriausybės nutarimų patvirtintą atitinkamo dokumento formą. Ir kodėl tik tai dabar šitas klausimas tapo aktualus? Na, tai priežastį aš jau paminėjau pačioje pradžioje, tai būtent dabar yra labai aktualizuotas karo su, aišku, pirmiausia su Rusija, jokia kita valstybė mūsų nesiruošia pulti, tai tik tai Rusija yra agresorius ir mes turime būti pasiruošę gintis būtent nuo Rusijos, o reikalui esant mes turime būti pasiruošę ir patys pulti Rusiją ir ją įveikti mūšio lauke. Čia aš aišku šaržuoju, bet būtent ta isterija, kuri yra užsukta tiek žiniasklaidoje, tiek, aišku, jinai yra užsukta manau, ir nebe pinigų pagalbos, nebe tam tikrų interesų įtakos, nebe valdžios institucijų įtakos. Taigi, būtent dabar yra aktualizuotas tas klausimas dėl visuotinės gynybos, dėl kiekvieno piliečio pasirengimo ginti valstybę karinės agresijos atveju ir taip toliau ir panašiai. Ir būtent dabar, aišku, žmonės pradėjo, ir tai pagirtina, kad jie tą daro, pradėjo skaityti dokumentus, kurie jiems yra teikiami pasirašyti. Ir aišku, kai darbuotojas gauna pasirašymui dokumentą, kuriame yra nurodyta, kad jis yra supažindinamas su tuo, kokias funkcijas jisai privalės atlikti mobilizacijos atveju, natūraliai žmogui kyla klausimai, įvairūs, patys įvairiausi klausimai, dėl to, ką jisai pasirašo, kokias tai sukels jam teisinės pasekmes, teisinės ir kitokias pasekmes. Tai aš galbūt dabar pagarsinsiu pradžioje tą dokumento tekstą, supažindinimo akto tekstą, kuris galiojo 2012 metais. 2012 metais galioja toks dokumentas, jo pavadinimas buvo toks: supažindinimo su funkcijų privalomų paskelbus mobilizaciją ir teikiant priimančiosios šalies paramą sąrašų aktas. Nu, va, toks pavadinimas, nežinau, čia jūs iššifravot jo tą pavadinimą. Ir toliau tekstas yra šito akto. Man yra žinoma, kad pirma, pasikeitus mano asmens duomenims, vardui, pavardei, faktiniai gyvenamai vietai, telefonams susisiekti, per 10 darbo dienų privalau pranešti apie tai savo tiesioginiam vadovui. Antra, paskelbus mobilizaciją ir teikiant priimančiosios šalies paramą, privalėsiu atlikti pareigybės aprašyme, tai yra pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas ir vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus, o karo tarnyba paskelbus mobilizaciją man bus atidėta, kol eisiu šias pareigas. Ir trečia, paskelbus mobilizaciją, reiškia, darbuotojas patvirtina savo parašu, kad jam yra žinoma, jog paskelbus mobilizaciją nustatomi Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nurodyti darbo ar tarnybos santykių apribojimai. Tai toks tekstas galiojo
2012 metais ir jisai galiojo iki, tai yra supažindinimo akto tekstas, galiojo iki 23 metų rugsėjo 1 dienos. 23 metų rugsėjo 1 dieną buvo priimtas vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo įgyvendinimo ir šituo vyriausybės nutarimu buvo patvirtinta visa eilė tokių poįstatyminių dokumentų, tame tarpe ir naujos redakcijos supažindinimo su įtraukimu į civilinio mobilizacinio personalo rezervą aktas, kurio turinys jau yra šiek tiek kitas, panašus, bet šiek tiek skiriasi. Pasirašydama šitą dokumentą, darbuotojas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pirma, pasikeitus asmens duomenims per 5 darbo dienas, o paskelbus mobilizaciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, privalau pranešti apie tai asmeniui atsakingam už mobilizacijos sistemos subjekto personalo rezervo sudarimą ir jame esančių duomenų tvarkymą. Iš karto dėl pirmo punkto pakomentuosiu. Pasikeitus asmens duomenims per 5 darbo dienas, o paskelbus mobilizaciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, privalau pranešti apie tai asmeniui atsakingam už mobilizacijos sistemos subjekto personalo rezervo sudarimą ir jame esančių duomenų tvarkymą. Tai reikia turėti omenyje tai, kad jeigu yra pasikeičia tam tikri asmens duomenys, o konkrečiai vardas, pavardė, deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta, kontaktiniai telefono numeriai, tai šitos duomenys reikia pasikeitus šitiems duomenims, reikia pranešti per 5 darbo dienas visais atvejais, nesvarbu, ar yra paskelbta mobilizacija, ar nėra paskelbta mobilizacija, ar yra paskelbta karo padėtis, ar nėra karo padėtis paskelbta, jūs apie tai privalote pranešti. Pranešti kam? Asmeniui atsakingam už mobilizacijos sistemos subjekto personalo rezervo sudarimą ir jame esančių duomenų tvarkymą. Tai jūs turėtumėte išsiaiškinti, kas konkrečiai jūsų įstaigoje, organizacijoje yra atsakingas už personalo rezervo sudarimą ir jame esančių duomenų tvarkymą. Toliau, antras punktas. Paskelbus mobilizaciją ir teikiant priimančiosios šalies paramą, privalėsiu atlikti pareigybės aprašyme, tai yra pareiginiuose nuostatuose, nustatytas funkcijas ir vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus. Kiek tai liečia, privalėsiu atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Na, kaip ir viskas yra aišku, jūs kiekvienas turėtumėte žinoti, kokios yra tos funkcijos nurodytos jūsų pareigybės aprašyme arba pareiginiuose nuostatuose. Tačiau asmeniškai mane neramina ir jūs turėtų neraminti tai, kad šitame supažindinimo akte taip pat yra nurodyta, jog bus privaloma vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus. Ir čia klausimas iš karto iškyla dėl teisėtus. Vėlgi prisimenu pandemiją, kur civilinės saugos įstatyme buvo nurodyta ir yra beje dabar nurodyta, tik įstatymo pavadinimas pasikeitė, bet pati nuostata tame įstatyme liko, kad paskelbus ekstremaliąją situaciją gyventojai, įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo vykdyti teisėtus ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir nurodymus. Ir čia jau atsiranda erdvė interpretacijai, kas tai yra teisėtas nurodymas. Per pandemiją mes turėjome visą aibę operacijų vadovo ir daugiausia tai aišku buvo Arūno Dulkio priimtų sprendimų, kurie akivaizdžiai buvo neteisėti, su tuo įsitikinęs. Nepaisant to, kad teismai ir nepripažino, mano įsitikinimas dėl to nesikeičia, nes teismuose nagrinėtose bylose tie, pavadinkim taip, tie argumentai nebuvo patikimai ir įtikinamai atmesti, bet čia dabar ne šios dienos tema, apie tai nekalbėsim. Grįžtam prie
civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarimo, taigi mes turime iš esmės analogišką nuostatą darbuotojų pareiga vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus. Žinot, kaip ir kitas pavyzdys iš gyvenimo būtų, tai yra teisėti policijos pareigūno reikalavimai. Patys policijos pareigūnai, jeigu jūs paklausite jų arba suabejosite jums duoto nurodymo teisėtumu, jie jums atsakys, kad mūsų nurodymas, mūsų reikalavimas yra teisėtas. Jeigu paklausite, kodėl, jie atsakys, nugi ašgi esu pareigūnas. Tai yra supratimas toks, jeigu pareigūnas vilki, policijos, pavyzdžiui, pareigūnas yra su policijos pareigūno uniforma, tai jis jau yra įsivaizduoja, kad kiekvienas jo reikalavimas, kiekvienas jo nurodymas, vien jau dėl to yra laikytinas teisėtu. Ir kad jis turi teisę duoti bet kokį reikalavimą, bet kokį nurodymą piliečiui ir panašiai. Tai čia, sakau, mane šitas dalykas neramina, bet dabar yra taip, kaip yra. Aš gal šitoje vietoje iš karto ir atsakysiu į klausimą. Ar galima tokiu atveju darbuotojui nepasirašyti to supažindinimo akto? Žinot, visada yra galimybė kažką daryti arba kažko nedaryti. Bet jeigu jūs manęs paklaustumėte to paties, tik tai šiek tiek kitaip, kokios gresia sankcijos tuo atveju, jeigu aš nepasirašysiu to supažindinimo su įtraukimu į civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą akto, kokios laukia manęs pasekmės. Tai kadangi įstatyme jau yra nurodyta, jog kiekvienas darbuotojas, kuris yra įtraukiamas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, yra supažindinamas su tuo faktu, sakykime taip, pasirašytinai. Tai reiškia, kad jums atsisakius pasirašyti šitą aktą, tai gali būti įvertinta kaip darbo pareigų neatlikimas. Darbo pareigų neatlikimas, kadangi čia yra ir darbo kodeksas, ir aukščiausiojo teismo praktika, aiškinanti atitinkamas darbo kodekso teisės normas, yra pakankamai aiškiai suformuluota. Ta prasme, jau yra nustatyta, kad į darbo pareigas, darbo pareigomis yra laikoma ne tik tai tos funkcijos, kurios yra aprašytos pareigybės aprašyme ar pareiginiuose nuostatuose, bet ir teisėtų tiesioginio vadovo nurodymų nevykdymas. Ir kadangi, dar kartą pakartosiu, kadangi nuostata, jog yra darbuotojas supažindinamas pasirašytinai yra įtvirtinta įstatyme, tai reiškia, kad atsisakius reikalavimui arba prašymui pasirašyti supažindinimo aktą, tai gali būti traktuojama kaip tiesioginio vadovo teisėto reikalavimo nevykdymas, o tuo pačiu tai reiškia kaip darbo pareigų neatlikimas. Darbo pareigos neatlikimas reiškia, kad gali būti pradėtas darbo drausmės pažeidimo tyrimas. O jeigu tai bus pasikartojantis darbo pareigų neatlikimas, tai gali būti traktuojama ir kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, už kurį darbo kodeksas numato ir galimybę atleisti darbuotoją iš užimamų pareigų. Tai vat, tokie dalykai yra, todėl nepasirašyti to supažindinimo akto, jeigu jis jums yra pateiktas pasirašyti, aš nerekomenduoju, bet mes ten po to dar pakalbėsime apie tai, ar yra kokios galimybės pasitraukti iš to civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo. Tai va.
Taip, tai dabar toliau dar trečias punktas. Darbuotojas taip pat yra supažindinamas su tuo, arba jisai savo parašu pasirašydamas šitą supažindinimo aktą patvirtina, kad paskelbus mobilizaciją gali būti taikomi Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo 16 straipsnėje nustatyti darbo ir valstybės tarnybos santykių apribojimai. Tai čia žiūriu. Tai apie tai mes čia truputėlį vėliau dabar pakalbėsim. Ir ketvirtas punktas, darbuotojas patvirtina, jog dėl neatvykimo į darbą, jam yra žinoma, kad dėl neatvykimo į darbą be pateisinamos priežasties, atsisakymo dirbti ar netinkamo funkcijų vykdymo mobilizacijos metu yra numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. Taip. Kodeksą. Taip, tai tęsime toliau. Dabar kas nutinka tą akimirką, kai darbuotojas pasirašo supažindinimo aktą? Tai būtent tą minutę, tą akimirką, kai jūs pasirašote supažindinimo aktą, jūsų kaip darbuotojo teisių apimtis nesusiaurėja, pareigų apimtis nepadidėja, savaime dėl to, kad jūs pasirašėte tą supažindinimo aktą. Na, išskyrus vieną dalyką, aš kai skaičiau, citavau patį supažindinimo aktą, jo turinį, minėjau, pirmame punkte yra nurodyta, kad pasikeitus jūsų asmens duomenims, jūs nepriklausomai nuo to, yra ar nėra paskelbta mobilizacija, karo padėtis, bet pasikeitus jūsų asmens duomenims, kurie yra išvardinti tame supažindinimo akte, jūs privalote apie tai informuoti atitinkamą savo įstaigos darbuotoją, kuris yra atsakingas už tų personalo rezervo sąrašų sudarimą. O daugiau jūsų teisių apimtis nesusiaurėja, pareigų dėl to nepadaugėja. Bet situacija pasikeičia nuo to momento, kai arba Seimas įveda, paskelbia karo padėtį, arba paskelbia mobilizaciją, arba prezidentas savo dekretu paskelbia karo padėtį arba mobilizaciją, arba nuo to momento, kai yra pasirašoma priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis. Jūsų įstaiga, įmonė, organizacija, kurioje jūs dirbate, sudaro priimančiosios šalies paramos teikimo sutartį, pagal kurią įsipareigoja valstybei teikti tam tikras paslaugas, ar galbūt ir prekes, kurios reikalingos aptarnauti į mūsų šalį atvykstančius užsienio valstybės, pavyzdžiui, kažkokius karinius dalinius. Pavyzdžiui, Vokietijos brigada atvyksta, bus reikalinga jai teikti atitinkamas paslaugas, aprūpinti įvairiomis priemonėmis ir panašiai, tai valstybė pati, neturėdama galbūt galimybės, neoperuodama tam tikrais resursais, jinai tam tikrų paslaugų teikti valstybės institucijos, turiu omenyje, negali, tam reikalinga bus pasitelkti iš išorės tam tikrus trečiuosius asmenis, įvairias įmonės ir panašiai, tai tokiu atveju bus sudaromos priimančiosios šalies paramos teikimo sutartys. Ir čia dabar gal labiau kalbėkim, vis tik tai yra labiau aktualu ta situacija, kai skelbiama karo padėtis arba skelbiama mobilizacija. Tai būtent nuo to momento jau darbuotojo, kuris yra įtrauktas į šitą personalo rezervo sąrašą
ir teisių apimtis pasikeičia, ir pareigų apimtis pasikeičia. Pradėkime nuo tokių, kaip čia pasakyti, gal teigiamų dalykų. Pirmiausia, dėl karo tarnybos atidėjimo paskelbus mobilizaciją pagal karo prievolės įstatymą, nes jeigu yra skelbiama mobilizacija arba paskelbus karo padėtį yra skelbiama mobilizacija, tai karo prievolininkai privalo atlikti karo tarnybą, tačiau tie karo prievolininkai, kurie yra įtraukti į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, jiems karo tarnyba gali būti atidedama ir ta tvarka yra nustatyta karo prievolės įstatymo 29 straipsnyje. 29 straipsnio pirma dalis. Tarnyba paskelbus mobilizaciją atidedama šiems karo prievolininkams. Dvitaškis. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymų nustatyta tvarka įrašytiems į civilinio mobilizacinio personalo rezervą išskyrus šio straipsnio antroje dalyje nustatytus atvejus. O 29 straipsnio antroje dalyje yra nurodyta, kad karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos siūlymų karo prievolininkui, kuris yra įrašytas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą ir kuriam tarnyba paskelbus mobilizaciją nėra atidedama kitais šios straipsnio pirmos dalies 1, 6, 8 punktuose nurodytais pagrindais, tarnyba paskelbus mobilizaciją gali būti neatidedama, jeigu karo prievolininko pareigų karinėme vienete pagal jo turimą karinę ir civilinę specialybę neatlikimas sutrikdytų karinio vieneto veikimą arba antra, valstybės ginkluotai gynybai užtikrinti trūksta tarnybą paskelbus mobilizaciją atliekančių karo prievolininkų. Taigi bendras principas, jeigu, nežinau, ar jūs pamenat, bet kuomet aš skaičiau tą supažindinimo aktą, kuris galiojo nuo 2012 metų, ten buvo vienareikšmiai įrašyta, kad į civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą įtrauktiems įmonių įstaigų organizacijų darbuotojams karo tarnyba yra atidedama ir taškas. Dabargi pagal karo prievolės įstatymą ir pagal mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą jau yra nustatyta, kad tai karo tarnyba tiems darbuotojams, kurie yra įtraukti į personalo rezervo sąrašą, yra atidedama, tai yra bendra taisyklė, tačiau galioja ir dvi išimtys. Kad karo tarnyba gali būti neatidedama, jeigu trūksta, jeigu fronte paprastai, sakykime, pritrūksta kareivių. Ir antra priežastis, jeigu jūsų turima, jeigu turima jūsų karinė arba civilinė specialybė, jos neatlikimas tame karinėme vienete, kuriame jūs būtumėte pašauktas atlikti karo tarnybą, galėtų sutrikdyti to karinio vieneto veikimą. Tai čia kaip ir, sakykime, įtraukimas į tą sąrašą iš dalies apsaugo darbuotoją nuo to, kad jis bus pasiųstas į apkasus, kažkuria tai prasme šiek tiek yra šiokia tokia apsauga, bet kadangi galioja tos išimtys, tai, žinot, čia priklausomai nuo situacijos. Dabar, kokie apribojimai, darbo ir veiklos apribojimai yra taikomi darbuotojams įtrauktiems į personalo rezervo sąrašą, kai, pabrėžiu dar kartą, kai yra paskelbiama, mobilizacija arba yra įvedama karo padėtis, arba jūsų įstaigoje organizacijai reikia vykdyti su valstybe pasirašytą priimančiosios šalies paramos teikimo sutartį.
Kelis tokius paminėsiu. Tai pirma, yra darbuotojas, kuris yra įtrauktas į šitą personalo rezervo sąrašą, karo padėties atveju, mobilizacijos atveju ir gali būti atšaukiamas iš visų rūšių atostogų, išskyrus nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogas. Įstaigos vadovas darbuotojui gali nustatyti kitokį darbo ir poilsio laiko režimą. Aš dabar nedetalizuosiu, kokį tą kitokį, bet jisai gali būti nustatytas kitoks negu kad įprastai. Tačiau mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatyme yra vis tik tai nustatyti tam tikri saugikliai, kurie tam tikros ribos, kurių negali peržengti vadovas, nustatydamas tą kitokį darbo ir poilsio laiko režimą. Toliau, karo prievolės įstatymo 16 straipsnio 9 dalis sako, kad darbuotojas, kuris yra įtrauktas į personalo rezervo sąrašą, karo padėties paskelbimo, mobilizacijos paskelbimo atveju iš užimamų pareigų gali būti atleidžiamas tik įstatyme nustatytais atvejais. Tik įstatyme nustatytais atvejais. 16 straipsnio 9 dalis, aš gal kaip greitai juos pagarsinsiu, kokie tie atvejai, kada gali būti atleistas. Reiškia, kitais atvejais darbuotojas negali būti atleistas iš užimamų pareigų. Pirmas atvejis, darbuotojas gali būti atleistas teisės aktų nustatyta tvarka pasibaigus juridiniam asmeniui. Tai yra, kitaip tariant, likvidavus juridinį asmenį, kuriame jūs esate darbuotojas, dirbate. Jeigu darbuotojas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas praranda Lietuvos Respublikos pilietybę, jeigu reikalavimas būti Lietuvos Respublikos piliečiu yra taikomas priimant į tą darbą arba tarnybą, asmuo, kuris neturi Lietuvos Respublikos pilietybės, to asmens prašymu, tai reiškia vis tik tai, matot, kadangi čia ir tas visuotinės gynybos principas įpareigoja kiekvieną Lietuvos Respublikos pilietį ginti valstybę, sakykime, ten karinės agresijos atveju. Ir būtent pilietis, jau jisai turi tam tikrą įsipareigojimą valstybėje, jis yra pririštas prie valstybės, jeigu taip galima sakyti. Todėl, būdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, dirbdamas įstaigoje ir organizacijoje, kurioje tu esi įtrauktas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, tu negali pasitraukti iš užimamų pareigų, bet asmuo neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, jo prašymu darbuotojas gali būti atleistas iš darbo, kadangi toks darbuotojas jis neturi pagal konstituciją jam tenkančios pareigos ginti Lietuvos Respubliką karinės agresijos atveju, nes jis nėra Lietuvos Respublikos pilietis. Tik tai dabar aš galvoju, pats kalbu ir prisiminiau, kad pagal įstatymą į civilinio mobilizacinio personalo rezervą yra įrašomi tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Tada man kyla klausimas, kokiu būdu civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąraše atsidūrė darbuotojas, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis. Galbūt teoriškai gali susiklostyti situacija, kad jis pilietybę prarado, sakykime taip, eigoje, nes, nuo įrašymo į personalo rezervo sąrašą iki tam tikros situacijos susiklostymo gali praeiti ir nemažas laiko tarpas. Toliau, darbuotojas gali būti atleidžiamas iš pareigų, kai nustatoma, kad valstybės tarnautojas ar darbuotojas nebegali eiti pareigų ar dirbti darbo dėl sveikatos būklės ir nėra jo sveikatą atitinkančių pareigų ar darbo, į kuriuos jis gali būti perkeltas. Kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas negali tinkamai atlikti tarnybos ar darbo funkcijų dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį,
kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ir specialusis nuolatinės priežiūros poreikis. Kitas atvejis, kai valstybės tarnautojas ar darbuotojas netenka specialios teisės susijusios su jo pareigų vykdymu ar darbu ir nėra kitų pareigų ar darbo, į kuriuos jis gali būti perkeltas. Dar kitas atvejis, kai įsiteisėja teismo sprendimas arba teismo nuosprendis, kuriuo valstybės tarnautojui ir darbuotojui paskirta bausmė, dėl kurios jis negali eiti savo pareigų ar dirbti darbo. Dar kitas atvejis, kai valstybės tarnautojo ar darbuotojo atliekama tarnybos ar darbo funkcija tampa perteklinė dėl tarnybos ar darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių susijusių su darbdavio veikla. Dar kitas atvejis, kai baigėsi politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojo į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimai ar politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba politinio pasitikėjimo pagrindų priimtas įstaigos vadovas praranda į pareigas į priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą. Dar kitas atvejis, kai pasibaigia paskirimo į pareigas laikas. Ir paskutinis atvejis, kai tai būtina siekiant užtikrinti valstybinių mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių, mobilizacijos planuose numatytų priemonių ir veiksmų, mobilizacinių nurodymų ir taip toliau vykdymą. Tai va tokie yra, sąrašas yra baigtinis ir jeigu darbuotojas yra įtrauktas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, iš darbo pareigų darbuotojas gali pasitraukti, vėlgi pasikartosiu, karo padėties atveju arba mobilizacijos atveju, tik tai pirmiau išvardintais atvejais. Ar į mobilizacinio personalo rezervo sąrašą įrašytiems darbuotojams gresia komandiruotė į karo veiksmų zoną? Taip iš karto formuluoju klausimą. Tai komandiruotė šiaip pagal darbo kodeksą yra laikoma, kad tai yra darbo pareigų atlikimas kitoje negu nuolatinė darbo vieta vietoje. Taigi teoriškai jūs galite būti komandiruotas į karo veiksmų zoną, bet čia vėlgi, manau, būtų galima pasiremti darbo kodekso nuostatą, kuris sako, jog darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra grėsmė darbuotojo sveikatai ir gyvybei. Šitas klausimas iš tikrųjų yra komplikuotas ir tiesą pasakius, aš nesu iki galo tikras, kaip konkrečios situacijos atveju. Neturiu, sakykime taip, šią minutę neturiu tvirtų argumentų, kaip būtų galima išvengti. Vėlgi, aš taip modeliuokim iš eilės. Mobilizacija gali būti skelbiama ne tik tai karinės agresijos čia Lietuvoje atveju, kaip minėjau pirmoje komentaro dalyje, bet gali būti skelbiama ir kai reikia vykdyti valstybės prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus. Tai jeigu yra tokiu atveju paskelbiama mobilizacija, arba netgi tokiu atveju yra paskelbiama karo padėtis, kai reikia vykdyti valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Tai tie tarptautiniai įsipareigojimai, šiandien mes dabar galim tik tai fantazuoti, kokie čia galėtų būti. Bet bijau, kad institucijų vadovams, atsakingų institucijų vadovams, įstaigų vadovams čia užtektų fantazijos pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, kaip darbuotojas, kuris yra įtrauktas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, privalau vykti į komandiruotę į Ukrainą, ir tai bus laikoma, jeigu atsisakysiu tą padaryti, tai bus laikoma kaip darbo pareigų pažeidimas. Žinau, kad šitas klausimas yra man dar sudėtingas šią minutę.
Ir dabar dėl atsakomybės. Vat, kai įdomus dalykas yra supažindinimo su įtraukimu į civilinio mobilizacinio personalo rezervą akte yra nurodyta, kad darbuotojas savo parašu patvirtina, kad dėl neatvykimo į darbą be pateisinamos priežasties atsisakymo dirbti ar netinkamo funkcijų vykdymo mobilizacijos metu yra numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. Tai reiškia, kad už tuos pažeidimus, kaip ir darbuotojas yra informuojamas, yra supažindinimas su tuo, kad už pažeidimus tuos yra numatyta tik administracinė atsakomybė, tai yra bauda. Bauda arba galbūt ir netgi įspėjimas, o jeigu konkrečiai žiūrime, tai administracinių nusižengimų kodekse 517 straipsnėje yra pasakyta, kad asmens įrašyto į civilinio mobilizacinio personalo rezervą jam nustatytų funkcijų neatlikimas ar netinkamas atlikimas mobilizacijos ar karo padėties metu, jeigu dėl to neatsirado sunkių padarinių, užtraukia baudą asmenims nuo 200 iki 1200 eurų. Šios straipsnio pirmoje dalyje numatytas administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai užtraukia baudą asmenims nuo 600 iki 2600 eurų. Ir aš sakyčiau, tiek to sumokėsiu aš jau tą baudą, bet nedalyvausiu šitoje veikloje, pavadinkime ją taip. Bet tame pačiame, tai ir lyg tai pagal supažindinimo aktą, aš kaip darbuotojas ir esu supažindintas arba informuotas tik apie tai, kad man gresia tik administracinė atsakomybė. Iš kitos pusės, tame pačiame administracinių nusižengimų kodekse, tai ką aš citavau, 517 straipsnio pirmoje dalyje yra pasakyta, jeigu dėl to neatsirado sunkių padarinių. Ir čia, nori nenori, tenka pasižiūrėti į baudžiamąjį kodeksą. O baudžiamojo kodekso 316 straipsnėje yra pasakyta, kad tas, kas būdamas įrašytas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, mobilizacijos ar karo padėties metu vengia atlikti jam nustatytas funkcijas, arba jas atliko netinkamai, jeigu dėl to atsirado sunkių padarinių, yra baudžiamas bauda arba arešto arba laisvės atėmimu iki 5 metų. Bendras principas, kaip žinote, yra tai, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ir tai, kad aš kaip darbuotojas pasirašydamas supažindinimo su įtraukimu manęs į civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą buvau supažindintas tik tai su tuo, kad man gresia administracinė atsakomybė. Aš žinoma, remtis tuo, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės, aš negalėsiu. Bet aišku, toje situacijoje, jeigu mes einam ten dar gilin, tai turėtų būti nustatyta, kad dėl mano pareigų neatlikimo, vengimo tas pareigas atlikti arba netinkamo jų atlikimo kilo sunkūs padariniai. Tik tai tokiu atveju gali būti kalbama apie baudžiamosios bylos iškėlimą. Tai tokie yra dalykai su tuo civiliniu mobilizaciniu personalo rezervu. Ir dabar ar yra kokios tai galimybės mums būti išbrauktam tai pasikartokime pirmą dalyką pasikartokime, kad jeigu mums yra pateikiamas pasirašyti supažindinimo su įtraukimu į civilinio mobilizacinio personalo rezervų sąrašą aktas, mes tokį dokumentą privalome pasirašyti, nes jo nepasirašymas reikštų darbo pareigų neatlikimą
Ir jeigu tai būtų sistemingas veiksmas iš mūsų pusės, bijau, kad tai galėtų būti traktuojama ir kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, kuris jau gresia ir atleidimu iš darbo. Todėl, jeigu jums yra pateiktas toks supažindinimo aktas pasirašymui, jūs jį pasirašykite. Bet dabar po to, kai jūs pasirašote, tai nereiškia, kad jau visi keliai yra uždaryti. Tai dar gal prieš tai pasikartosiu, pasakydamas, kad tą pačią minutę, kai jūs pasirašėte supažindinimo aktą, nereikėtų jaudintis dėl to, kad staiga atsirado kažkokios jums papildomos funkcijos ar kažkokios tai teisės jūsų susiaurėjo. Niekas nepasikeitė iš esmės, išskyrus tai, kad pasikeitus jūsų asmens duomenimis, jūs turėsite bet kuriuo atveju informuoti jūsų įstaigos darbuotoją, savo kolegą, kuris yra atsakingas už personalo rezervo sąrašų sudarimą, apie tai, kad pasikeitė kažkokie tai jūsų kontaktiniai duomenys, kurie buvo naudojami įtraukimui į civilinio personalo rezervo sąrašą. O jaudintis reikia jau pradėti nuo to momento, kai yra paskelbiama karo padėtis arba paskelbiama mobilizacija arba sudaroma priimančiosios šalies paramos sutartis. Bet labiausiai tai nuo tada, kai yra paskelbiama mobilizacija arba karo padėtis. Aišku, nebus ir taip, kad mes prieš savaitę sužinosime, kad už savaitės yra skelbiama karo padėtis ir mes čia per tą savaitę laiko kažkaip pasitvarkysime, sakykime, dokumentus ir reikalus. Bet tiesiog imsim, pateiksim pareiškimą ir išeisime iš darbo. Tai taip nebus, jeigu jau bus skelbiama karo padėtis arba bus skelbiama mobilizacija, tai vyks pakankamai, aš manau, greitai, dienos ar 2 dienų bėgyje. Čia, žinot, nenoriu prikarksėti, o rytoj atsikeliame, reiškia, ir kažkas tai įvykę mūsų valstybėje ir mes turėsime praktiškai, rytoj mes turėsime Seimo sprendimą dėl karo padėties paskelbimo. Tai va, tai gali ir taip įvykti. Bet dabar, jeigu jūs esate jau tame sąraše, kokios galimybės pasišalinti iš to sąrašo, tai galimybės čia jau reikėtų kiekvieną atvejį vertinti individualiai. Nes civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarimo klausimas yra sureguliuotas atskirų vyriausybės nutarimu, patvirtinta tvarka, patvirtinta visos procedūros, todėl reikia kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai, ar tos procedūros nebuvo pažeistos. Ir išsiaiškinus tai, ar jos nebuvo pažeistos, galima tada atsakyti į klausimą, ar jūs pagristai, ar teisėtai esate įtraukti į šį sąrašą. Jeigu paaiškėtų, kad jūs esate nepagristai, neteisėtai įtraukti į šitą sąrašą, jūs tada, aišku, pagristai galėtumėte reikalauti, jog būtumėte iš to sąrašo išbrauktas. Tai dabar šią minutę, šiandien aš tikrai, kaip čia pasakyti, neatsakysiu kiekvienam individualiai ir kažkaip bendrai atsakyti neišeina. Tai dėl to aš tik tai galiu pakviesti jūs kreiptis į mane, jeigu kam tas klausimas yra aktualus, kreiptis į mane raštu, paliksiu savo telefono numerį, paliksiu savo elektroninio pašto adresą. Jūs parašykite pirmiausia man elektroniniu paštu, kad jums šitas klausimas yra aktualus, ir tada galėsim tą kiekvieną jums aktualų klausimą individualiai ir pasinagrinėti. Kai rašysite man laišką, būtinai parašykite savo kontaktinį telefono numerį ir vardą, kad reikalui esant aš galėčiau su jumis susisiekti telefonu ir aptartume jūsų situaciją jau betarpiškai gyvai telefoninio pokalbio metu. Elektroninio pašto adresą paliksiu po šiuo video esančiame laidos šio epizodo aprašyme, o šį kartą tuo kartu tai yra, sakau, ačiū tiems, kurie klausėsi ir širdingai dėkoju tiems, kas mane išgirdo. Dėkoju visiems mano paskyros prenumeratoriams ir kviečiu visus, kurie dar nesate mano paskyros prenumeratoriais, jais tapti. Iki greitų susitikimų.